Ačiū visiems už puikų žmogų, kuris vienintelis Lietuvoje, kuris kalba tą, ką reikia ir taip, kaip reikia. Bet vien to neužtenka. Šiek tiek pasakysiu savo nuomonę, gal kritiką, draugą. Gerai. Ką dabar kalba profesorius, tas yra gerai, tam, kad žmonės pakelt, nes žmonės miega, yra bailūs, bijo daug ko, reiškia, sistema įbauginosi vėl mus. Prisimenu, kaip 88 metais, čia irgi toj pačioj salėje, kaip bijojo žmonės kalbėti. Bet po biškiuko pradėjau kalbėti, pradėjo kilti, tą patį reikia daryti ir mums. Turim keltis, bet tikslas turi būti ne rinkimai. Rinkimai prezidento, nei Seimo, nei savivaldybės nėra savaiminis tikslas. Pagrindinis tikslas yra išsivaduoti iš okupacijos. Vat, profesorius Vaitkus Eduardas kaip tik tai buvo įkūręs organizaciją, ta organizacija yra, jis yra vadovas, reiškia. Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras. Pagrindinis tikslas yra išsivaduoti iš okupacijos, iš NATO okupacijos, iš ES iškrypėlio okupacijos. Bet tai galima padaryti, sistema, kaip sakant, nugalėti galima tik tai kita sava sistema. Jeigu turime tą savo sistemą, tai va, aš tikiuosi, kad mes iki 28 dienos parašai bus surinkti, kad reiškia bus galimybė suteikta pradėti kalbėti apie tai, ką reikia. Garsiai, viešai ir didelėje auditorijoje. Nebegalės burnos užkišti. Suprantat, kas yra koks dalykas? Tai turim dėti visas pastangas, kad surinkta būtų, bet irgi to neužtenka. Vien tik tai reiškia parašą surinkti, ar knopkę paspausti, kompiuterį negana, mums reikia šiandieną, kad kiekvienas žmogus, kuris dar gali, kur turite energijos, ne vien tik kalbėti ir prabalsuoti, bet ateiti į partiją tam, kurie mane telp, kad dėl gražumo, kad kažkas tai pinigus gautų, bet tam, kad būtų jėga Seime, kuri galėtų padėti atstovautas idėjas. Ir aš dar jūs papildau, ta partija ne iš viršaus, ta partija iš apačios eina, kur žmonės iš apačios susikoncentruoja. Tai užtat iš apačios patys žmonės susigrupuoja ir sukuria tą partiją. Nes šiaip iš viršaus visada būdavo nuleidžiama ir sukurkite. Jeigu jaučiat būtinybę, iš apačios ir sukuriat, o arba iš viršaus yra nurodymas. Tai čia iš apačios viskas kyla. Tai yra dvasinis įsivadavimas, yra svarbiausia. Teisingai? Jo. Pritariu. Tai kai yra dvasinis, tai toliau viskas automatiškai, nu. Tai va, ar padedam ar nepadedam profesoriui? Tai dar reiškia, va, yra pasigyta, pas Vilmantą yra, pas mane yra, reiškia, įgaliojimai, reiškia, į partiją, rašomės, agituojam, reiškia, visus ir ruošiamės, kad suburti jėga, turi būti, reiškia, kovinga jėga, kuri, reiškia, ir bus į Seimą einama, reiškia, turėsit. Ir vietose turim tvarkytis, perimti, reiškia, Lietuvos valdymai savo rankas reikia. Gana, reiškia, okupantams ir visokiems tėvynės pardavikams čia, reiškia, karaliau. Patys turim perimti, reiškia.